Taigi, ar esate matę garsą? Tikriausiai daugelis iš sutiktų atsitiktinai žmonių sakys, kad ne. Bet tikiu, kad pagal tai, kiek mūsų čia yra, tarp mūsų bus bent vienas, kuris linksės ir sakys taip. Tas reiškinys vadinamas sinestezija, o žmonės galintys matyti garsus vadinami sinestetais. O čia yra žmogaus smegenis. Tiesa tik pusė, bet mums to užteks. Mūsų smegenis galvoje stovi štai šitaip. Ir jie yra padengti žieve. Ir žieve yra suskirstyta į laukus ir kiekvienas tas laukas turi savo atskirą funkciją. Kaip kad štai čia esanti klausos žievė, joje esantis neuronai jaučia garsus. Ir pavyzdžiui, kai išgirstame tam tikrą garsą, šioje žievėje esantis neuronas sureaguoja. Tai užsidega lyg lemputė, išgirstame garsą mi, užsidega lemputė mi, išgirstame garsą sol, užsidega lemputė sol. Lygiai taip pat, štai čia pakaušyje yra regos žievė. Joje esantis neuronai reaguoja į mūsų matomus garsus. Tai yra mūsų matomas spalvas ir šviesą. Jeigu pamatome žalią šviesą, užsidega lemputė, žalias neuronas. Jeigu pamatome geltoną, užsidega kita lemputė, geltonas neuronas. Normaliuose smegenyse tarp šitų, tai yra suaugusių sričių, tiesioginio ryšio nėra. Taip nutiko todėl, kad nors pačioje pradžioje, kai smegenys dar tik vystosi, neuronų tinklai yra labai chaotiški. Viskas susiję su viskuo. Bet tokios neuronų sistemos reikalauja labai daug energijos, o gamtoje viskas sukurta taip, kad reikalauja kuo mažiau. Dėl to ilgainiui smegenims besivystant yra pašalinamos nereikalingos ir perteklinės jungtis. Ir štai šita tiesioginė jungtis, kuri labai anksti vaikystė galbūt dar yra, jinai yra pašalinama. Bet nesinestetų smegenyse, ten jinai išlieka. Taigi, o kas nutinka, jeigu sujungiame dvi lemputės laidu? Daugelis iš jūsų greičiausiai atspėtų, ypatingai esantis iš techninių mokslų, kad tos lemputės užsidegs kartu. Taip ir tie neuronai esantis sinestetų smegenyse, kai jeigu neuronas atsakingas už mi garsą yra sujungtas, sakykime, su neuronų matančių žalią spalvą, o sol neuronų su geltona, tai išgirdę garsą mi, jie pamatys žalią spalvą, o išgirdę garsą sol pamatys geltoną. Neįtikėtina, ar ne? Akise nieko nevyksta, pamatuosime tinklinės potencialus, nieko nebus, optinėme nerve irgi nieko nebus. Tai yra grynai mūsų veiksmai vykstantis smegenų viduje. Tiesa, tai yra tik viena teorija, kuri paaiškina šitą procesą. Yra jų kur kas ir daugiau, taip pat sinestezijos rūšių yra kur kas daugiau, kiek mūsų jutimų, tiek ir rūšių. Bet kuris iš tų 5 jutimų su kitu gali duoti rezultate sinesteziją. Bet tuo mane ir žavi neuromokslai, kad jie nuolat balansuoja ant žmonių pažinimo ribos. Ačiū.